Šis mokomųjų vaizdo siužetų ciklas skirtas visiems mėgstantiems ir dar tik ketinantiems pamėgti slidinėti. Profesionalų specialistų patarimai padės tinkamai pasirengti prieš šokant ant slidžių. Kiekvienam pradedančiam ar pažengusiam slidinėjimo entuziastui atskleidžiama, ką būtina žinoti, kad pomėgis taptų ne tik malonus, bet ir saugus. Nuo tinkamo įrangos pasirinkimo iki slidininko fizinio pasiruošimo ir dar daugiau. Aiškiai, paprastai ir suprantamai. Pasirengti slidinėjimo malonumams reikia ne tada, kai metas leistis nuo kalno, o daug anksčiau. Geriausia jau dabar. Susipažinsim su įranga naudojimu. Slidė susidaro iš slystamo paviršiaus, ant kurio mes slystam, kantų. Kantrai yra aštrus, tam, kad mums lengviau padaryti posūkį, lipti kalną, nulipti kalną. Viršutinė daly slidės yra platforma, ant kurios statosi apkaustai prisisukami. Priekiniai ir galiniai. Taip pat yra skistopai, kurie neleidžia slidėjai pabėgti nuo mūsų. Reiškia, slidės mes sudedam vieną į kitą, pačiojus skistopus. Taip. Pridedam prie pėties ir paimam va čia iš priekio su ranka už apkaustą. Truputį prikeliam ir taip galim nešties. Kalnuose busit, galima va taip paverst, padėti ant pečių, ranką pridėjus ir tiesiai eit. Slidžių aukštis turi būti maždaug nuo smakro iki akių. Va, tokių aukštesnių nereikia, ten jau bus sunkiau valdyti. Kaip reikia pasirinkti lazdas. Mes apvirčiam žemyn, iki žiedo paimama taip, sulenkiam ranką ir čia turi būti kampas 90 laipsnių maždaug. Kad nebūtų ne taip, va maždaug va tokiu. Va taip pasirenka lazdas. Reiškia, kada nešam slidės, geriau patogiau reiškia iš dešinės pusės, o lazdas į kairę. Šitie galiukai aštrūs visą laiką turi būti žemyn, kad paskui nieko nesužeisti eidami. Visą laiką reikia slidės truputį atvėsinti oro temperatūros, nes jeigu mes paguldysim ant sniego šiltas slidės, tai aplips ir pavirs ledas sniegas paskui, kai užšals. Dabar aš jums parodysiu, kaip užsekti slidės, uždėti. Ir mums padės mano padėjėja, mokinė Aleksandra. Slidės paguldom ant sniego ir lazdas įsmegiam truputį į priekį, kur apkaustai priekiniai. Dabar dešinę koją pakeliam, pastatom tarp slidžių, tarp apkaustų. Atsiremiam į lazdas, kairę koją nukratom nuo sniego į batuką truputėlį ir įstatom priekinę dalį į apkaustą. O paskui paspaudžiam kulniuką ir va taip užsifiksuoja slidė. Va taip taisyklingai bus slidės uždėtos. Ir patikrinam, ar jos gerai laikosi. Va taip, truputį pavaikštom. Ir dabar padarysim keletą pratimukų. Pasilenkiam, pasiekiam batukus iš priekio. Taip, atsistojam, o dabar atgal prisėdam ir pasiekiam batukus galinius. Ir atsistojam. Pernešam svorį ant vienos kojytės, galima ant dešinės, o kairę koją truputį pakeliam, palaikom ir pastatom. Čia mes gaudom balansą. Dabar į kitą pusę pernešam svorį ir pakeliam kitą kojytę. Rankytės ant kelio dedam ir paspaudžiam visą laiką truputį ant šitų liežuvių priekinių. Čia visas stabilumas pas mus. Neturim remtis atgal, bet būtent į priekį. Svoris turi būti truputį pasvirtas. Reiškia, prispaudžiam galiukus, o kulniukais turėsim padaryti va tokius šuoliukus į viršų. Ir vėl grįžti būtent ant šitų liežuvių, kad nebūtų kritimo atgal. Taip. Galim vietoj truputį pajudėti va taip. Kaip slidės lysta pabandyti. Dabar parodysiu, kaip reikia eiti į šoną su slidėm. Dabar kairę lazdą statom į šoną truputį. Ir mažai žingsniukais darom tokį žingsniukus. Ir va taip va šonu mes galim žygiuoti. Dabar kaip reikia apsisukti, jeigu norim tą pusę pasisukti. Svarbiausia, nereikia sukti pečių, nepaliekama priekinius galus slidžių. Visą laiką pečiai turi būti va, kaip ir šie galiukai. Sukamės va taip va tokiais judesiais, tokiais žingsniukais. Kulniukai prispausti, o priekis truputį va. Kitas būdas, galim truputį į priekį pasirti ir prispaus dabar priekį galiukus ir kulniukais eiti. Va taip. Ačiū visiems uždėmesį, iki sekančio pasimatymo.